Labas vakaras. Šiandien mūsų laida bus ypatinga, nes laidoje dalyvauja įdomus žmonės – iliuzionistai. Tai yra Arvydas Stonys ir kitas iliuzionistas Mantas Vizard. Nors atlikdami triukus iliuzionistai dažniausiai tyli, savo laidoje pamėginsime juos prakalbinti. Pirmiausiai pasiklausinėkime žiūrovų, ką jie mano, ką jie žino apie iliuzionistus. Kas yra iliuzionistas? Iliuzionistas tai yra žmogus, kuris daro visus magiškus triukus. Iliuzionistas tas, kuris iliuzijos kuria. Žmogus, kuris užsiema triukus rodo žmonėms. Ten visokius paremtus iliuzijom. Turbūt, kur vaizduoja visokius, kaip reaktoriaus tiesiog profesija tam tikra. Iliuzijas suteikianti, sudaranti žmogus. O čia tarptautinis žodis, o kokiu lietuviškesniu galima būtų pakeisti? Na, gal sportininkas. Triukininkas. Stebukladarys. O dabar paklausiu mūsų eksperto Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros dėstytojo Antano Smetonos. Tai kas iš tiesų yra tas iliuzionistas? Kaip pasakyti lietuviškai? Tai žmogus, kuris mums rodo įvairius paslaptingus triukus ir viskas. Svarbu, kad iliuzija būtų scenoje, o ne gyvenime. O dabar lietuviškai, sunku pasakyti. Vieną žodį nelabai išeina sugalvoti. Pokštininkas nėra tas žodis. Truputį ką kitą reiškia. Gal gali papildyti ponas Arvydas? Tam ir yra Arvydas? tarptautinis žodis. Kaip jums atrodo? Iliuzionistas, ko gero, yra tinkamiausias, kadangi tai yra iliuzija, apgaulės menas, kada žiūrovas mato visiškai ne tai, kas vyksta iš tiesų. O tai yra iliuzija. Pone Arvydai, kokių savybių reikia iliuzionistui, be kurių būtų neįmanoma atlikti triukų? Ko gero, didžiausias dalykas, kuris labiausiai reikalingas iliuzionistui, tai yra artistiškumas. Kadangi pats triukas yra, ko gero, kaip aš dažnai mėgstu pasakyti, tik pretekstas išeiti užlipti ant scenos. O visa triuko sėkmė priklauso nuo to, kaip artistas pateiks visą tai žiūrovui. Tai aš manau, kad ko gero didžioji savybė, kuri labiausiai reikalinga, tai būtent artistiškumas. Tai man tas matyti yra nematyto iš tikrųjų yra artistiškas. Ir norėčiau jo paklausti, kokie yra tavo idealai? Ar tu turi iliuzionistų, kurie yra tavo pavyzdys? Taip, be abejo, iš tiesų aš turiu netgi keletą autoritetų, į kuriuos aš lygiuojuosi, tai labai puikiai motyvuoja ir, na, įvardinti būtų sudėtinga, nes jų išvardinti aš galėčiau netgi kelis, kiekvienas turi radęs savo nišą, be abejo, aš labiausiai žaviuosi, kai iš paprasto triuko arba pokšto yra padaromas reginys, kurį galėtumėm pavadinti menu. Man atrodo, tai yra didžiausias ir svarbiausias dalykas. Padaryti meną. Meną, taip. Vizualų, gražų, efektingą žmonės stebinantį dalyką. O kas tave skatina atlikti vis sudėtingesnius triukus? Kaip ir visus tikriausiai. Noras tobulėti, noras nustebinti žiūrovą, noras būti unikaliu, noras parodyti kažką, kas iš tiesų pritrenktų, kas priverstų žmonės šiek tiek, užmiršti kasdienius rūpesčius ir pamatyti, kad kiekviena akimirka gali atnešti stebuklą, kiekviena akimirka. O žiūrovų reakcijos ar veikia tave? Labai, be abejo, tai yra labai svarbus dalykas, nes aš nuolatos kontaktuoju su savo publika, aš esu ne robotas ir man labai reikalinga ta reakcija ir dėl to stengiuosi. Ta reakcija viską ir pasako. Dėkui. Na, o dabar pakortuosime, tiksliau, ne iš tikrųjų pakortuosime, o pasišnekėsime apie frazeologizmus, kurie yra susiję su kortomis. Taigi noriu paklausti pono Arvydo, kada yra sakoma atviromis kortomis lošti? Tada, kada neturėti paslapčių. Kada žmogus neturi paslapčių, jisai lošia atviromis kortomis. Taip. O kas yra kortų namelis? Tai, kas yra visiškai nestabilu, kas gali labai greitai subirėti, kaip kortų namelis pūstelėjus vėjui. Nestabilumas tai yra kortų namelis. O man tai ką reiškia kitą kortą atversti? Greičiausiai pasiūlyti kitą išeitį, kitą variantą arba atskleisti dalyką, kuris iki tol buvo nežinomas, galbūt paslaptį. O kada yra sakoma, jis visas kortas sumaišė? Sugadina tiesiog planus. Pone Antanai, ir iš tiesų čia yra planų sugadinimas, visko sumaišymas. Aš stebiuosi labai nuoširdžiai, kadangi iliuzionistas tai tas, kuris dirba rankomis, kojomis, švarkais, nosinėmis, dar kažkur mažai pliurpia. Bet ne kalba. Taip, bet ne kalba. O jų kalba yra, tai tiesiog žavi, puikiai, abiejų kalba. Ir paaiškinimas abiejų frazeologizmų irgi abudu žaidėjai paaiškino labai gerai.
Tai čia nieko net ir pridurti nereikia, todėl belieka jiems skirti po 3 balus. Rezultatas 3-3. Pone Arvydai, pasakykite, kokią kalbos klaidą pastebėjote šiame sakinyje? Ne fakto, o kalbos. Greičiausias fokusininkas pasaulyje per 2 minutės pademonstravo 222 triukus. Aš manau, kad greičiausias. Mantai, o kokia kalbos klaida čia yra palikta? Rekordininkas vienoje rankoje gali išlaikyti 326 standartinės kortas. Na, taisyčiau žodį galbūt standartinės. Galbūt reikėtų keisti šitą žodį šiek tiek kitų, įprastas. Ir kitas dalykas, tiesiog atkreipiu dėmesį, kad vienoje rankoje galbūt vietininko linksnis čia ne visai tinkamas. Viena ranka turėtų išlaikyti. Pone Antanai. Klaida buvo labai paprasta. Šitoje vietoje Lina neteisingai sukirčiavo žodį Triukas. triukas. Ji pasakė triukus, o reikia galininką daugiskaitos triukus. Lygiai tokia pati užduotis buvo ir Mantui. Jis nepastebėjo kortas, sakė, turėjo būti kortas. Tačiau Mantas atkreipė dėmesį į svarbų dalyką. Kam reikalinga šitas tarptautinis žodis standartinės, jeigu šitoje vietoje galime pasakyti įprastas. Tai labai geras pataisimas. Lygiai taip pat ir rekordininkas vienoje rankoje arba viena ranka. Man atrodo, būtų galimi šitie variantai ir čia nieko tokio. Bet va, dėl to, kad standartinės jam užkliuvo ir pasakė lietuviškai, tai todėl aš jam skiriu 1 balą, o jums 0 balų. Taigi rezultatas yra 3-4. Kol kas laimi Mantas. Mūsų dalyvių paprašysime parodyti keletą numerių ir pasakyti, kaip vadinate juos ir truputį papasakoti apie tuos numerius. Prašom. Kurdamas arba ruoždamasis atlikti vieną arba kitą triuką, užduodu savo vieną klausimą. Ką labiausiai mano žiūrovai norėtų išvysti? Ir greičiausiai dalykas, apie kurį kiekvienas pasvajoja, tai kaip būtų puiku, jeigu mes galėtumėm paimti paprasčiausius popieriaus lapelius, paprasčiausią popierių ir tiesiog paėmus vienu pirštų spraktelėjimu, paversti juos į, šiek tiek daug malonesnį reginį. Tai yra eurus. Atleiskite, kad ne litai, tiesiog šita valiuta šiuo metu šiek tiek stabilesnė. Tai toks jūsų triukas. Pone Arvydai, prašome. Na, aš norėčiau pademonstruoti vieną triuką, bet man reikės jūsų pagalbos, ar jūs galėtumėte prieiti prie manęs. Prieiti, gerai. Šiandieną į studiją aš atsinešiau kortų kaladę, įdėtą iš tai tokį dėklą. Galite žiūrėti. Dėklas, paprasčiausias dėklas. Triuko metu aš norėčiau prašyti, kad jūs atsimintumėte vieną vienintelę kortą, kuri yra kaladės viršuje. Įdedame atgal į dėžutę, uždarom ir visą kaladę įdedam į šį dėklą. Sakykite, kokia korta buvo viršuje? Tūzas. Kaladės viršuje. Taip. Klausiu ne veltui, kadangi čia jokios kaladės, kaip matote, nėra. Jūsų, pone Antanai, niekas neapgavo, taigi prašom pakomentuoti. Belieka man komentuoti. Taip, kalba iš tikrųjų yra visiškai priimtina, daili ir kaip šnekamosios kalbos reiškinys yra tikrai puikus. Ir Mantui iš esmės neturiu jokių net ir pastabų. O Arvydui turiu vieną esminę pastabą, vieną leksikos ir jis turbūt jau susigaudė pats. Kortų malka lietuviškai yra. Kortų malka. Va, čia toks mažiau įprastas dalykas, kai kam net ausį rėžia, bet dėja iš tarmių ateina šitas pavadinimas. Krūvos reikšmė. Va, tai todėl 3 taškai, 2 taškai. Taigi rezultatas yra 5-7. Kol kas laimi Mantas. Žaidžiame toliau. Trumpasis turnyras, labai trumpi klausimai ir trumpi atsakymai. Kokiais lietuviškai žodžiais pakeistumėte tarptautinį žodį magiškas? Čia ponui Arvydui. Stebuklingas, kerintis, užburiantis. Kokiais lietuviškai žodžiais pakeistumėte tarptautinį žodį fokusas? Ar galiu pasiūlyti net kelis? Greičiausiai pokštas, stebuklas arba tiesiog triukas. Sakinys, potraukis prie magijos stiprus. Taisyklingas ar ne? Ne. O kaip reikia sakyti? Magijos potraukis, bet žodelis prie čia tikrai nereikalingas. Ruduo gausėja renginiais. Taisyklingas ar netaisyklingas šis sakinys?
Manau, kad ne. Tiesiog rudenį gausų renginių galbūt reikėtų keisti. Taip sakytumėte. Iš lotynų kalbos atėjęs žodis iliuzija reiškia apgaulė ar svajonė. Rizikuoju suklysti, bet manau, kad tai yra apgaulė. Iš graikų kalbos atėjęs žodis scena reiškia pakyla ar palapinė. Pakyla, jei neklystu. Eksperto nuomonė. Žodžiui magiškas sinonimai parinkti buvo labai teisingai, gal čia dar reikėtų pridėti nepaprastas, bet viskas labai gerai. Dabar žodžiui fokusas, pokštas, stebuklas, pasakė viskas gerai, bet buvo prašyta lietuviškų žodžių. Triukas nėra lietuviškas žodis. Šitą mes turėkim galvoje. Taigi, dabar dėl klaidingų sakinių. Iš tiesų, sakinys potraukis prie magijos labai stiprus, ar magijos potraukis labai stiprus, abu du sakiniai yra taisyklingi ir čia nereikėjo taisyti. O va, štai ruduo gausėja renginiais, baisi įnagininko klaida. Ir taip, kaip pasakė, ruduo gausėja arba rudenį gausėja renginių, galima tai pasakyti, tik linksnį pataisyti, bet Mantas pataisė ir visą sakinį, jis padarė labai teisingai. Ir paskutinis klausimas, aišku, apie graikiškus ir lotyniškus žodžius, tai yra žinoma spėlionės, mes suprantame, ir čia nieko čia keisto, kad galima suklysti, todėl Arvydas pasakė teisingai, kad iliuzija yra apgaulė, o va, Mantas prašovė pro šalį, scena reiškia palapinė. Taigi, rezultatai. Arvydas 2 taškai, Mantas 1 taškas. Atėjo laikas skelbti viso žaidimo rezultatus. O jie yra tokie: 7, 8. Šiame žaidime nugalėjo Mantas. Sveikiname. Dėkojame ponui Arvydui, vadinasi, jis buvo labai geras mokytojas, kad taip puikiai parengė savo mokinį. Įteikėme štai tokių knygų: Kadaise ir akmenys augo bei Gamta. Mantui dovanojame Miestai seniau ir dabar. Dėkojame žiūrovams už dėmesį, sėkmės ir iki kitų susitikimų. Su jumis dalinuos, kuo ir pats gyvenu, dovanodamas dalį širdies. Lai likimas išpūs vingiais mano delnų, dar negreit tarti žodį sudie. Su jumis dalinuos, kuo ir pats gyvenu, dovanodamas dalį širdies. Lai likimas išpūs vingiais mano delnų, dar negreit tarti žodį